mes visada kažkaip kreipiamės Tėve mūsų, kur su esi, o paskui pasakom, kad vardant Tėvo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios. Tas vidinis toks suvokimas, koks tai yra sunkiai suvokiamas to žmogaus, kuris iš dalies kai kada praskaidrėja ir supranta, kas tai yra. Ir kai tu supranti, kad niekas negali padėti nieko, reikia arba rūpintis, arba kažkaip ieškoti, kas galėtų pasirūpinti. O rūpintis reikia mokėti, reikia turėti laiko, reikia turėti kantrybės baisios. Taip pat, tai ta patirtis man yra, o jo labiau, kad ta tema, jinai, kuri palėtė Zelerius, ji man pasirodė gal labai ten liečiamai paliesta ta tema. Ta tema paliesta, jo kaip ir per jaunąją dukrą, tą, kuri žuvo katastrofoje, tarsi, kuris išmetė iš savęs, kad ji žuvo. Ji jam gyva, jis su ją bendrauja kaip su gyva. Viena dukra žuvusioji, tai buvo pretekstas tą pjesę vis tik imti statyti. Mūsuose tas vertikalusis gilinimasis į žmogaus psichologiją, psichiką, jo santyki, poveikį viens kito per tėvus, per vaikus, kitus brolius seseris, per apsupti kiemą, per mokytojus, per lopšelio darželio darbuotojus. Viskas turi, per politikus, viskas įtakoja tą jauną žmogelį. Taip kad čia palikta ta sfera Dievo valiai, užsiima šūkčiojimais ir protestais, bet kur dingo tas noras gilintis į žmogų. Aišku, reiktų atsekti, daug dalykų reiktų susikoncentruoti ir atsekti viską, kas, kaip, kodėl ir kaip susiklostė tas gyvenimas to vaikučio, kuris buvo užmegztas kažkada meilė ar nemeilė, nežinau. Kadangi aš su juo kažkokį kelią esu praėjęs, ir ypatingai per lyrą, tai aš matau kažkokias jo savybės, kurios reikalingos. Kartu aš matau ir jo tą kelionę. Tėvo personažas nėra lengvai padaromas, ta prasme, ir ne vien į profesinės kokybės yra atsispirsi. Čia daugiau yra tokio darbštumo, atsakomybės savybės, kurios supranti, kad eis iki galo, analizuos ir galbūt ir nedaisim, bet bus tas procesas, kuris bus ir man, ir jam, ir gal aplinkiniam naudingas. Jeigu geras spektaklis, jeigu gera tema, jis kartu su aktoriais išgyvena būsimas savo problemas. Jisai išeidamas iš teatro į gyvenimą, jis jau turi tą imunitetą savotišką, kad va taip vyksta, va tokiais būdais ateina į nusikaltimą, arba į melą kažkokį, arba į paklydimą, į dar kažką. Jeigu teatras tokių dalykų nekelia ir jis nesužadina to lygos, baimės eiti į gyvenimą, arba priešingai eiti, ne baimė, o drąsos susidurti su gyvenimu, tai tada jau tas teatras yra toks, trąšų fabrikų, tokie gamyklos. Žmogus neprivalo užmiršti, kad jisai gyvena ne vienas ir ne tik dabar ir čia, bet jis per save patį daro kelią ir kitiems. Jeigu jis to nejaučia, tai vadinasi, jis nejaučia, kad jisai gyvena kažkokioj bendruomeniai. Bet visos bendruomenės turi savų bėdų ir labai skaudžių bėdų.
ir nuo jų bėgti, tai reiškia negyventi. Žmogaus buvimas negali būti nereikšmingas pačiai žemėje, toj, kur tu gyveni. Jeigu tu, būdamas joje, surandi bet kokį darbą darydamas, ar tu žemdirbys, ar tu ten, žinau, artojas, ar tu miškininkas, ar tu skulptorius, ar tu kaminų valytojas, ar tu visame kame žmogus ieško ir turi tą tokį geną, paieškos kūrybinį geną.